Du kartus į priekį ir jeigu pirmą kartą Filipas Hudakas dar sugebėjo lyginti, Kaunas City į Baltijos lygos kovos sugrįš vasario 1-ąją rungtynėmis Paulas Vaki ir Danilas Fursas, ką tik prasidėjusi. Prarastas ritulys, Kazakovas, dar viena situacija ir Danilas Fursa, ką tik prasidėjusi. Dar viena situacija ir Danilas Fursa. Ir dar vienas šansas. Čerenko ir Gabdulinas, tęsiasi tas Mudoks. Penketas. Rasmusas Kichas. Priartėti vėl prie Kurbas. Klinecki gražiai žaidžia Kaunas City. Fursa. Novikovas vėl Fursa. Vienas įvarčio autorius. Ir išnaudoja kiekybinį Fursa. Novikovas vėl. Ir išnaudoja kiekybinę komandą. Nėra čia Kaune. Denisas Gončarenko yra Rubo. Įnirtingai sekti įvykius ant ledo. Aivaras Bendžius pasileidžia į kontrataką. Aivaras Bendžius! Įnirtingai sekti įvykius ant ledo. Ataka Aivaras Bendžius! Daugiau nei 10 sekundžių. Novikovas. Jo tolimas bandymas Sergejus Pisarenko. Čia jau kovoje įsiplės, padirbėjo. Dabar galimybė atakuoti jau šeimininkams. Dabar tiesiog lygioje vietoje Danilas Fursa. Ten slystelėjo, kluptelėjo ir Kaunas City. Tiesiog lygioje vietoje Danilas Fursa. Kluptelėjo ir Kaunas City. Kiek kuklesnis nei Lietuvos čempionų gretose Grybauskas. Pelnė pirmą apskritai tų rungtynių įvartį. Gera Kauno komandos ataka. Gera Kauno komandos ataka. Gusevas, Rasmusas Kichas, kas bus čia nugalėtojas. Nuo to epizodo jau prabėgo pakankamai nemažai laiko. Dabar dar vienas. Pavojingas. Leidžia į kontrataką, Rasmusas Kichas labai greitas. O Daniel Klinecki. Šalia. O Sibilėvičius išveda į priekį Filipą Hudaką. Dar vienas šansas ir 3-4. Vienas šansas ir 3-4. Dabar jau rizikuoja taip Kaunas City. Danilas Kichas uždaro, galima sakyti, šias rungtynes. Rasmusas priekį ir matome, kokie yra patenkinti Panther komandos žaidėjai. Na, aišku, ta situacija dabar kovoje jau tapo visiškai nedėkinga. Kalbu apie